Sveiki, mano gerbimi kanalo prenumeratoriai ir žiūrėtojai. Esu keliautojas Aurimas Mockus. Šiandien aš jūs kviečiu į savo unikalią kelionę kemperiu, ypatingai įdomių kemperių po Ameriką. Visiems tiems, kas nesate prenumeravę mano kanalą, kviečiu tai padaryti. Spauskite subscribe. Jeigu norite gauti priminimus apie sekančius mano video, tai būtinai paspauskite varpelį. O tiems, kas pažiūrėsite ir uždėsite like, papildomi karmos taškai. Važiuojam. Na ir atspėkit, kur mes skrendam? Į Ameriką! Visi savo vietose. Gerai. Nu ką, tada judame. Dieną visą. Kaip matote, esu Amerikoje. O kaip galvojat, ar įmanoma gauti lietuviškų patiekalų ir prekių būnant čia?
Va čia tikrai įmanoma. Einam parodysiu, kas darosi šiose lentynose. Nuočiukės gerybės. Uogienės. Na kaip jums? Jo? Normaliai? Aš irgi sužavėtas. Tai dabar dar užsisakysiu cepelinų, kugelių ir balandėlių. Aš šiandien būtent juos valgysiu. Nu ką, į mokyklą išvykstat? Esu Amerikoje, reikia ir draugus aplankyti. Tai atvykau pas vieną iš draugų į šį nuostabų logistikos centrą, kuriam jisai ir priklauso. Laukiam, gal Šaras nusileis. Direktorius mūsų. Ką, draugelė? Nu ką? Filmuoji? Tai aišku, vloginam. Šaras apaikęs erdvės savo dabar. Tai dar kažką įdomaus išvysim, aš jau įtariu. Kiemą sportuojamės. Nu, žiūrėk, tiek mašinyčių. Šį tavo Šarai, tai kur pradaryta? Servizikas, ane? Kas servizė dirba pagrindą? Lenkai, Meksai. Lietuva? Ne. Sagas. A čia poilsio kambarys. Ne. Kaip ir triukšmavau. Čia jau bus mama. Čia jau dušai yra. Nemačiau pas Šarą, nori dirbti vairuotojui. Tas dar nežinom. Ką išreiškia? Tai bus tačiau. Jo, aš neįstačiau. Mano? Čia načalniko kabinetas su vaizdu į gamtą. Žiauriai gamta. Čia su valandžiūnu turbūt parašą tokį, ne? Arvidas Sabonė. Jis Butler. Šitas Sabonė. Ne, Sabonė, tai O kai reiškia? biškį nutrintas sebukas nužaidė. Normaliai. Nu, prašau. Čia yra mechanikų virtuvėlė. Čia kai kuris įvalgo, gali pasipurti dar atsėdęs. Čia jų tualetai, tenai dušai. Tas persirėjimas visas.
Šaras čia vairuotojams šventę daro, šiandien turbūt kokia padėkos diena. Tau šventė čia. Čia man, įsivaizduoju, čia man. Reikia greičiau dėtis, kol sakai, jis nesibėgo. Kuo su šito žvėriuku keliausim? Na kągi, prasideda mūsų kelionė, kemperis suruoštas, šeimyna viduj. Šeimyna, kur keliaujam? Pažinti Ameriką! Mūsų sustojimas, pravažiavom jau beveik kelis šimtus mylių, manau. Tai gerai vairuojasi, lietus apsiniaukia, tai lietus baigėsi. Toks oras labai geras, ne per karštą, ne per šaltą, tai fantastika. Pilamės kurą dabar. Pirmas kuro užpilimas. Viskas labai paprasta toje Amerikoje, labai paprasta. Laikas vakarieniai. Nepatikėsit, valgau kugelį. Amerikoje valgau kugelį. Labas rytas. Pirmoji naktis kemperį. Na, tokia ne pati gražiausia, aišku. Degaliniai kažkur tai prie troko sustojimo. Bet žiūrėkit, kaimynas koks gražus pas mus. Užtenka vienam sustoti ir aplinkui iškart turi draugų. Kur kemperiai, kur trokai. Einam praustis, judėsim toliau. Dar 400 mylių gerų. Įdomus dalykas. Pastebėjom, kad internetas nebeveikia, tiesiog visiškai atsijungia. Nei ryšio telefoninio, nei interneto nėra. Pamaniau, kad galbūt tik tais Ilinojaus valstybėje ta kortelė, nors kažkaip buvo keista. O vis tiek turėtų visoje Amerikoje veikti. Ir įdomiausia, dabar įvažiavus į Kolorado, tai iškart atsirado ryšys. Jau buvau viltį palaidosiu, vienoj degaliniai sustojo, domėjomės, kiek kainuotų naują kortelę įsigyti. Tai viena laimė, kad tų kortelių čia visur nepasims ir tas internetas visai nėra pigus. Nelimituotas 3 mėnesių dabar $100. Ir hotspotas tik 5 gigai. Tai, sakykime, draugui pašėrinti gali tik nedaugiau 5 gigų per tą laiką. Tai ganėtinai brangu. Ryšys tikrai nėra tobulas, ne taip kaip Lietuvoje. Ir dar, kas įdomiausia, kaip ir sakau, ne bet kur tu jo gali įsigyti. Tai ką, esam jau Kolorado, jau supratote, net turbūt iš kalbų, tai pakeitė lygumas, pakeitė, tai va tokie jau kalvotos vietos, sakykime. Neužilgo turėtų ir kalnai prasidėti. Kelio kokybė, kaip girdit, ne pati geriausia. Tai daug labai
tvarkyto asfalto, tokių sujungimų, visko, tai vat, net triukšmas girdisi turbūt, kai dabar kalbu, jeigu įsivaizduojat, kaip tai padangos, kai kerta nelygo asfaltas, sudaro tokį šurmulį. Tai va, na ką, šeimyna mano visi gale, kūro prisipylė, iki Kolorado lieka 205 mylias, greitai atvažiuosim. Pagaliau perdaviau vairą, galiu eiti galą. Nu, ką jūs? Alimentas. Mamytė paprašė ledus. Miestelį, kur visai netoli jau čia kažkur tai stosim nakvyniai. Tai vieną dalyką padarysiu, ką labai norėjau padaryti visos šios kelionės metu, tai nusivalyti langą. Pagaliau radau degalinę, kur galima gauti tokio dalyko. Geras sutapimas, kur šiąnakt degaliniai miegojame kartu, vieną šalia kito, tai tas pats Strokas. Su to pačiu savo daugiaaukščiu. Gal greičiau daugiaaukštė priekaba. Springsas, bent jau taip kažkaip šalia čia žemėlapis rodo jį. Pats RV kempingas vadinasi Garden of the Gods, tai jinai būtent ir žinoma ta vieta yra kaip turinti vieną kažkokių nuostabiausių sodų. Tai būtinai rytoj jį aplankysim, o šiandien jau toksai čilas, keliaujam į miestą, pasivaikščiosim, kemperiukas jau pajungtas prie sistemos ir ilsisi. Tai susidedam daiktus, užkrausim baterijas, nu ir keliausim. Žiūrėkit, įspūdingų čia kempingų. Žmonės atvažiuoja, atsitempia kempingus dažnu atveju ir kaip matot, atsijungia jį ir turi mašiną automatiškai po miestą važinėtis po vietą. Ir jie labai mėgsta būtent va tokį keliavimo būdą. Nu, kai kurie dar yra, žinoma, tokie, kur jau ten, kaip sakau, važiuojantis autobusai namai ant ratų. Bet daugumoje iš tikrųjų tai tokie traukiami ir jų ganėtinai daug kely galima sutikti. Beje, kas liečia šiek tiek apie pačius tos, sakykime, RV kempingus, tai kaina mažiausia, bent jau mūsų $64,
čia jau su mokesčiais ir ką jūs už tai gaunat? Tai gaunate elektrą, gaunate vandenį, gaunate vietą. Ir galite naudotis visais kempingo malonumais, tai tame tarpe internetas, tame tarpe dušai, taip pat prieisiu, pamatysit ir baseinus, parduotuvėlės, jisai ganėtinai geroj, patogioj vietoj, lokacijai. Tai, nu, aš manau, kad jeigu neskaičiuojant tai, kiek dar tų žmonių, kad 5 žmonės, jeigu išdalinusi visus, tai čia tikrai nedaug. Tai va, žiūrėkit, baseinas čia pat va. Vanduo šiltas. Mėgaukis gyvenimą. Turbūt labai taupant galima ir tokius namelius įsigyti. Aš nemanau, kad čia turėtų būti poilsis brangus, nes nameliai man labiau primena tokius, kaip sakykime, šventojoj. Tie, kurie jau 100 metų nenugriūva. Dar vienas įdomus toks dalykas, kad kur jau kur, bet Amerikoje visur žinomus brandus sutiksite. Tai kaip ir šiuo atveju. Starbucks kafe. Tadam! Jau aišku, nekalbu apie McDonald's, apie visokius KFC ir taip toliau. I set my watch back to it. Šiandien ryte atvykome į šią nuostabią vietą. Mums jau daug kas rekomendavo Garden of the Gods. Tai aš manau, kad čia būtent galima bus pasimti vieną iš tų turų. Kaip matot, yra mano nugaros automobiliukai, kurie veža, kaip safari. Kaina žmogui $52. Manau, kad plus dar bus taksai, tai apie $60. Tai turas trunka 90 minučių, jeigu imate privatų automobilį, bet yra dar tokie kaip traukiniai, tokie kaip vagonėliai važiuojantis. Tai ten, kaip aš supratau, jis yra tik tais tam, kad jūs apveža 45 minutės, tai to išsiaiškinsite, kokios tos kainos, ar jos skiriasi ar ne. Bet aišku, turbūt manau, kad bus geriau imti automobilį privatų, nes bus galimybių sustoti ir pasivaikščioti ir pasipaveiksluoti dar. Pačiam ofise išsiaiškinom, kad kainos ženkliai skiriasi, jeigu imi privatų turą $80 žmogui, kas tikrai ganėtinai barangų, kad ir 2 valandom vertinus, nes 5 minučių įmyna, tai čia gaunas $400. Bet
galima imti traukinuką, kaip ir minėjau, tai jisai berods $20. Tai manau, kad jeigu kalbu imsim traukinuką, važiuosim kartu su visais, apvažiuosim greitai, šausim toliau pasižiūrėti. Šiame stende galite pamatyti, kokius gyvūnus šiuose kalnuose galima sutikti. Šis Garden of the Gods nacionalinis parkas yra labiausiai Amerikoje, Šiaurės Amerikoje labiausiai lankomas turistų. Per metus čia aplanko jį apie 7 milijonai turistų ir visas šis plotas jo sudaro apie 1000 hektarų, 4000 akrų, berods 1000 hektarų gaunas. Visa parko teritorija kažkada senais laikais, prieš milijonus metų, yra buvusi vandenyno dugnas. Dėl to čia galima rasti ir archeologams, sakykime, vertingų sluoksnių. Yra uolos ir sluoksniai, kur galima rasti daugybę kaulų. Tame tarpe, žinoma, ir dinozaurų. Tai toks gan įdomus faktas. Thank you. Važinėjantis po tokį parką, vienas iš tokių klausimų, aišku, turbūt daugeliu iškyla, kaip tas jūros dugnas taip aukštai pakilo ir kodėl dabar čia sausuma. Tai atsakymas slypi tame, kad tektoninės plokštės, kada susiduria, tai atsiranda tokie reiškiniai kaip kalnai ir galimybės atsirasti tokiems parkams. Dar viena įdomi detalė, kad dar 1930 metais šiame rezervuare buvo indėnai, kurios, žinoma, atėję baltieji žmonės išvijo lauk. Na ką, baigėsi mūsų vizitas po šią nuostabią vietą. Dabar keliausime palaipioti po uolas. Kadangi esame nusipirkę turą ir turėjome tą kalną pakilti, tai žiūrėkit. Pakilti čia nebeįmanoma, kadangi kažkoks nelabai patyręs vairuotojas užkimšo visą pravažiavimą. Ir neaišku, kaip jisai apskritai dabar iš čia išlys.
Paliko mašiną. Bandysim dabar kažkaip į viršų dasigauti. Įdomu, kaip čia mums pavyks. Galima išvysti įvyko aukso plovimo procesas. Nice, good job, Flo. Kažkada žmonės dirbo ir ieškojo vertingiausio turbūt žemėje metalo, tai yra aukso. Išsiaiškinau paslaptį, kaip galima tapti labai turtingu. Sėkmės formulės slypi šiuose maišuose. Perkat vieną iš tų maišų ir man aiškino, kad garantuotai išplausite kažką vertingo. Maniškiai jau išsirinko patį didžiausią. Einam plauti. Dabar skalauju. Nu. Dabar aš jau kažkokį Nu gerai. Labai sąžiningai. Kaip tikras sesuo. Gerai, aš jau radau biškį akmenukų. Gerai. Radau, žiūrėk, dantį radau vėjų. Dvaratai žiūri daug tamsų. Nestėts ant galo man viskas supratė, tu man nieko nedėjai. Šiam kartui su Coral Springs tiek, tai kaip matot, atskleidžiu jums ir paslaptį, kaip galima tapti turtingam, arba trumpai sakant, verslas nuo nulio. Na, atrakcija iš tikrųjų įdomi, vaikams įspūdžių labai daug, tai kas atvyksite čia, rekomenduoju įsigyti. Tas maišelis kainavo 30 su viršum žalių. Thank you. Bye. Hello. If all the road is closed, Yes. we cannot drive. No. Gerai, We are driving to Ouray. Also, there is no window. Ouray? Well, the road's closed till 6:30 tomorrow morning. It is on the construction. Yes. Nu va, nutinka ir taip, kad važiuoji. Jau tie įspėjimai buvo mums nuo tos vietos, kur mes vakarieniavom.
nuo to miestelio. Pavienės mašinos signalizavo ant šviesų, mes nesupratom, kas darosi. Tai dabar va, atvažiavom, kiek mes čia nuvažiavom, 30 mylių. Ir visiškai kelias uždarytas, kaip matėt. Žmogus sakė, rytoj 6:30 ryte atidarys. Tai buvo ganėtinai neblogų vietų. Čia važiuojam, tada apsistosim nakčiai aikštelėj kokioj, išsirinksim kažką gražaus. Atvažiavome tokia visiška bekelė čia dabar. Šiek tiek nuo kelio pagrindinio, bet nuo tos vietos gal tik tais kilometras, nuo kur mums neleido važiuoti. Tai galvojam, pasiliksim čia turbūt nakčiai. Kaip jūs manot, vieta visai nebloga. Šiek tiek dešiniau va pasistatom čia ir turėsime gražų vaizdą. Tiesiai ežerą. Jonai, paskui, kai reikia. O aš ir vėl mėgosiu lauke. Aš ir vėl bėgosiu lauke. Nieko. Aš net burtų mesti norėčiau. Na kągi, sveikinu, mano kelionė tik įpusėjo. Laukia dar ir antra dalis. O jeigu jums tai patiko, būtinai prenumeruokite kanalą, spauskite varpelį, kad nepraleistumėte ir gautumėte pranešimą apie mano naujus video. O tie, kas turite kažkokių klausimų, norite kažko paklausti, drąsiai klauskite manęs komentaruose, laiko rasiu jums visiems ir į protingus komentarus tikrai atsakysiu. Laukite, neužilgo bus antra dalis.